Tai va, švenčiam 35 Kęsto gimtadienį. Tai va, tiesiai šviesiai vardu primenam, kad liko mėnesis iki rinkimų, kurie Lietuvai nuspręs viską, ar gyvensim taip, smuksim duobėj, ar galų gale vieną kartą žengsim žingsnį į priekį. Tai svarbu žingsnis nebebus kito žingsnio, nes jeigu dabar pralaimėsime, pakartosiu tą savo mintį, vizų važiuosime pasimti Maskvą, norėdami nuvykti į Europą. Taigi, ir gimė tokios eilės šiandien, kad vis dėlto paraginti, kad eitumėt ir balsuotumėt. Vos mėnesis mums liko apsispręsti, ar likti Lietuvoje, ar emigruoti. Juk norim paprasčiausiai čia gyventi, o ne kaip siūlo egzistuoti. Ar norime matyti prarūgusias plikes, prūsoko ūsus nuo Archangelsko, klausyti, kaip seka pasaka senas, besiūlydami dar šiek tiek palaukti. Dabar, arba jau niekada, nei už minutės ir nei už sekundės, mes vieną kartą turim apsispręsti. Šį kartą turim tapti drąsia upė. Tai va, brangieji mūsų skaitytojai, lankytojai, komentuotojai, teigiami pozityvus, nepozityvus. Dabar arba niekada, vienintelis dabar liko šansas. Prabalsuot bent kartą gyvenime teisingai. Ne už tuos, kurie patiko ar nepatiko, o už tuos, kurių dabar reikia mums visiems, mūsų vaikams ir mūsų ateičiai. Dėkoju tiesiai šviesiai vardu Vadimas Juška.